Konsultacija prieš plaukų dažymą. Ar jinai reikalinga? Taip, jinai reikalinga. To jau pasakysiu kodėl. Dauguma klientų mano, kai mums paskambina, o kam konsultacija, taigi tiesiog ten kažką tai patipi ir viskas. Mane tiesiog užrašykite. Iš tiesų taip nėra. Todėl, kad mes priėjom prie šito klausimo visiškai atsakingai. Štai čia aš jums pristatau analitinę anketą. Kas tai yra? Trumpai aš pasakysiu, kad tai mes ją kūrėme 8 mėnesius, kol viską praskaičiavom. Ir šioje analitinėje anketoje mes išmatuojam plauko storį, gausumą, koks natūralus pigmentas, koks kosmetinis pigmentas. Labai daug pasižiūrim plauko kokybės, kokios yra šaknis, vidurys, galai, žilų plaukų procentas, sluoksniai. Žodžiu, čia dar ne viskas, yra dar kita pusė. Kas būna? Kada jūs užsirašote būtent konsultacijai, tai jūs gaunate pilną visą išsame informaciją apie savo plauką, apie savo plauko būklę. Ir būtent, kai mes viską paskaičiuojam, tai leidžia suprasti būtent, kas tinka tokiem plaukam. Tai yra jūsų plaukam, ne tai, kad kas patinka meistrui arba kas patinka klientui. Tai taip nėra, iš tiesų šiek tiek susibalansuoja, kaip mes sakom, iki 100% rezultato. Dažniausiai iš kliento pusės nusiskundimai ir blogumai būna šitie, kad klientai jie migruoja, o migruoja dėl labai paprastų priežasčių. Tai klientas labai dažnai sako, mane netaip suprato, o meistras būna užkulisiuose, sako, ta klientė kažko nedasakė arba neteisingai paaiškino. Šį analitinę anketą aš vadinu lyg tai, kaip mes nueinam kartu su klientu pas juristą ir jinai vertėjas toks, kad niekas nesusimaišytų, kad meistras nesusimaišytų kažkokiu tai gal įmaišyti pigmentų, ar jis tenai pavargęs, ir kad klientas nepasakytų, oi, darykit, ką norit. Tai kad nebūtų to, jisai padeda toksai kaip vertėjas tarp mūsų, kas ir priveda vėliau prie 100% rezultato, kai mes paskaičiuojam, tai būna ganėtinai labai tikslu. Todėl, mielosios, užsirašykit, tai trunka pusę valandos konsultacija, kur nuodugniai, aiškiai viskas išsiaiškinama, atsakome visi klausimynai ir galų gale finale tampa ramu kiek klientui, tiek ir meistrui koloristui. Taigi, dar kartelį, užsirašykite, nepasigailėkite, nes visos, kas praeina analitinę anketą, jos visiškai sako, wow, tai buvo viena iš geriausių dalių, dabar aš viską žinau, kas man tinka, kas man netinka. Lauksim jūsų mūsų salone. Iki! Tai va.